Labą dieną visiems. Noriu šiandien pristatyti akcinę bendrovę Grigiškės, kuri daugeliui pažįstama rinkoje kaip tualetinio popieriaus gamintojas. Bet mes ne vien tik tai gaminam, mes turim ir kitos veiklos rūšių. Taip, mes sakome, kad mūsų įmonė įkurta 1823 metais. Šiuo metu įmonėje dirba 572 darbuotojai, tai yra Grigiškėse ir Baltvude. Kartu tai su įmonių grupė sudaro Grigiškės ir Baltvud. Be abejo, turime ir ISO kokybės sertifikatą. Grigiškės priklauso Lietuvos medienos asociacijai ir Europos medienos plokščių gamintojų federacijos FEROPA narė yra. Kodėl skirtingos veiklos, jos susiklostė istoriškai ir visas mūsų veiklas jungia plaušas. Reiškia, žaliava yra celiuliozė makulatūra, iš jos gaminamas plaušas, yra popieriaus gaminiai, visiems gerai žinomas prekės ženklas Gritė Professional, kur gaminama tualetinis popierius, popieriniai rankšluošiai, popierinės servetėlės, valomasis popierius, sanitariniai užtiesalai. Toliau gofruotasis kartonas, jo gaminiai ir gaminama gofruoto kartono dėžės įpakavimui ir visa tai, kas reikalinga įpakavimui. Kaip minėjau, sekantis žaliava mediena, iš medienos gaminamas plaušas ir toliau gaminama kietosios medienos plaušo plokštės su prekės ženklu Stallion Board ir gaminiai kietosios medienos plaušo plokštės, tai yra standartinės, pjaustytos, dažytos, tos, kurios reikalinga. Daugiausia orientuojamės į baldų pramonę. Toliau yra mūsų dukterinė įmonė, taip pat yra medienos perdirbimas, baldinė statybinė mediena, klijuotas skydas, kuro granulės, visos medienos atliekos likusios eina į plaušo gamybą. Todėl yra viskas kaip ir surišta. Kelių metų finansiniai rodikliai. Kaip matote, keletą metų iš eilės Grigiškių rodikliai ir pardavimai didėjo. Be abejo, praeitais metais jie sustojo, nors šiek tiek buvo didesni. Šiais metais planuojama 113 milijonų pardavimų, tai būtų apie 23% mažiau negu praeitais metais. Nors, kaip matot, EBITDA netgi šiek tiek geresnė negu 2007 metais, kada buvo patys geriausi lyg ir metai įmoniai. Ir pagal prognozes planuojam turėti simbolinį 1 milijono litų pelną, nors jau, kaip matot, kas paskelbta biržoje, mes tai pasiekę. Tai sekančią savaitę valdyba rinksis ir skelbs naujas prognozes. Iš pateiktų rezultatų biržoje investuotojai akcinės bendrovės Grigiškių akciją pastebėjo ir, kaip matot, lyginant su biržos indeksais, kaip atrodo kilimas akcijos vertės. Jeigu žemiausiam taške buvo 0,3, tai šiandien yra apie 1 litą. Kaip matote, yra aukščiau negu biržos indeksai.
akcinė bendrovė Grigiškės virš apie 50% eksportuojame į Lenkiją, Švediją, Daniją, Estiją, Latviją, Olandiją, Čekiją ir kitas šalis. Mes sakom apie 50%, todėl kad, o iš tikro tai yra ryškiai daugiau, nes mūsų parduodamos medžio plaušo plokštės parduodama baldų fabrikam, kurių turbūt 5% produkcijos lieka Lietuvoje. Visa kita eina į vairias šalis per visą pasaulį. Todėl mes turbūt pirmieji jaučiame tą atsigavimą pasaulyje, kitose rinkose Europoje, Amerikoje ir matom, kad jau, sakykime, gamyba ir pardavimai palaipsniui pradėjo didėti. Nors tai aišku sunku visuomet pasakyti, ar tai iš tikro, ką finansistai sako, kad dar gali būti kažkoks atkritimas, bet mes matom, kad jau yra tam tikri atsigavimai. Kaip matot, per 8 ir 9 metus, nors tai ir buvo tokie sunkus metai, higieninio popieriaus, tualetinis, popieriniai rankšluosčiai, imant Baltijos šalių rinką, mums pavyko padidinti savo rinkos dalį. Tikimės ateityje, kad jinai padidės. Tualetinis popierius nuo 19% iki 26%, popieriniai rankšluosčiai nuo 7 iki 10% rinkos Baltijos šalių. Nors šiuose rinkose suvartojamas higieninių popierių, mes tikimės, kad jis augs, kas buvo paskutinius metus, netgi ir šiais sunkiu laikotarpiu, praktiškai tik tai sustojo augimas, o kritimo beveik nepastebima suvartojimo. Tai kaip matot, Europoje suvartojama 6,7 vidutiniškai kilogramai per metus vienam gyventojui, kai tuo tarpu Lietuvoje 2,9, Latvijoje 2,5, Estijoje 3,5. Tai potencialas praktiškai augimo yra beveik dvigubas. Ir gofro kartono taip pat suvartojimas vienam gyventojui Europoje yra 32 kg, Lietuvoje vidutiniškai yra 16 kg. Tai šios rinkos tikimės gana stipriai augs. Kad sumažinti riziką, kuri praeitais metais buvo mums gana didelė dėl dujų išaugusių kainų, per ateinančius metus planuojama investicija į biokatilinę 15 MW. Yra gauta parama 9,4 milijono iš ES, likusius suma bus finansuojama tiek pat iš savų lėšų ir tai sumažinsime riziką energijai. Nes, kaip žinote, praeiti metai buvo ypač dujų kaina, kuri turbūt aukščiausiam taške buvo 1500 litų už 1000 kubų, kai šiuo tarpu vėl krito ir grįžo atgal iki 700. Tai mūsų gamyba yra pakankamai imli energijai, šiluminiai energijai. Tai turbūt trumpai tiek apie akcinę bendrovę Grigiškės. Gal turit klausimų? Prašom klaustyt.